Liepos 6 dieną minime valstybės arba Mindaugo karūnavimo dieną. Koks sudėtingas požiūris iki šiol į karalių Mindaugą galima suprasti iš ginčų tarp istorikų ir kaip skirtingai nušviečia skirtingų šalių istorikai jo asmenybę ir tą tolimą 13 amžiaus laikotarpį. Maža to, netgi mūsų tradicijos šios šventės yra visiškai šizofreniškos. Minime dieną, kai karūnuotas karalius, kuris vėliau atsivertė nuo to karūnavimo, tapo vėl pagonėmi ir kovojo prieš krikščionis, tai jis, reiškia, pats net nevertino šito pasiekimo ir toliau kūrė pagonišką valstybę. Toliau kažkodėl užlipę ant kalvų ir piliakalnių giedame 19 amžiaus pabaigos giesmę ir mojuojame 20 amžiaus vėliavomis, nors galėtume išsitraukti viduramžišką vėliavą su vyčiu. Taigi, pabandykime pažiūrėti šiek tiek į keletą įdomesnių paslapčių Mindaugo ir kodėl jis iki šiol kelia tiek daug klausimų ir debatų. Pasakojant apie Mindaugą norėjosi pafilmuoti kokias nors vietas ar piliakalnius susijusios su mūsų karaliumi, bet o stebuklė paaiškėja, kad tokios vietos Lietuvoje iš viso nėra, ne vienos. Metraščiuose 3 kartus yra minima Mindaugo pilis, 2 kartus nenurodant apskritai nei kokia nei kur, o 1 kartą paminima Vorota, bet iki šiol istorikai nesugeba identifikuoti, kur tai galėjo būti. Tai ir prie Anykščių ieškoma, ir Vilniuje, ir link Nemuno tenai į Dzūkijoje, tačiau klausimas lieka atviras, kaip galėjo būti karalius neturėdamas valdymo centro, tai kur jo dvaras, kur jo visas valdymo aparatas, pagrindinė kariuomenė ir panašiai. Dar keisčiau, kad nieko negalima atrasti apie jo kilmę ir tikrai nekilmingas kunigaikštis ar bajoras nebūtų prasimušęs taip aukštai, tačiau nežinoma nieko, ar tai leidžia ypač užsienio istorikam spekuliuoti ir visaip savintis mūsų istoriją. Galima rasti hipotezių, kad jis buvo prūsas, kad jis buvo žemaitis, kad jis buvo jotingis, kad jis buvo lietuvis. Ir taip pat jau dabar vis garsiau kaimynai šūkauja, kad jis buvo iš viso slavų kunigaikštis. Nenustepsiu, jei greitai išsiaiškins, kad jis ir vikingas dar buvo. Įdomiausia, kad nelabai žinome netikrąjį Mindaugo vardą, nes kronikose jis labai įvairiomis kalbomis yra vadinamas. Tai yra ir Mendogas, ir Mindoven, ir Mindovė, ir Mendakus, ir Mindakai, ir netgi Mendolfas, visai kaip vikingas. Na, aišku, Mindaugas, tik tai nėra tokio vardo kronikose, nes lietuviškai niekas jų nerašė. Visa bėda, kad viską, ką žinome apie Mindaugą, tai yra iš svetimšalių šaltinių, kurie turėjo savų interesų ir paišė taip, kaip jiem reikia Mindaugą. Ir atrinkti, kas ten iš tikro vyko, labai sudėtinga. Pirmą kartą Mindaugas istorinėse šaltinėse paminimas 1219 metais, tokia taikos sutartyje su Voluine, kurią pasirašė 21 žemaičių ir lietuvių kunigaikščių, ir Mindaugas įvardėjamas kaip vienas iš 5 didžiausių, svarbiausių, aukščiausių kunigaikščių kartu su savo broliu Dausprungu. O kas po to nutinka? Ogi Dausprungas išvis išnyksta iš istorijos tekmės, o Mindaugas išnyksta beveik 20 metų iki 1238. Tai dar klausimas, ar čia tas pats Mindaugas iškyla, nes vienodų vardų daug istorijų būtų, netgi ir tie patys Komantai keli buvo, Daumantai keli buvo, kokių Žygimantų, tai 4 gal Lietuvos istorijai. O dabar žiūrėkite, koks įdomus pokštas gaunasi su datom. Bent senesniuose vadovėliuose ir iš vaikystės dar atsimenu, kad 1236 metais Mindaugas suvienija Lietuvą. Tačiau, kaip matome, jisai į istorijos areną tik grįžta 38, tai yra po 2 metų. Ir kaip jis galėjo tuo metu suvienyti Lietuvą. Kitas įdomus dalykas, kad 36 metais tai buvo Saulės mūšis. Seniau rašydavo, kad lietuviai ten sumuša kalavijuočius.
Tačiau akivaizdu, kad ten ne lietuvių pergalė, o žemaičių Vykintas su broliais kunigaikščiais Bulioniais sukalagė tuos kalavijuočius ir jam padeda kažkiek ten per pusę Žiemgalį, Kuršiai galbūt, bet tai nesusijęs su Mindaugu absoliučiai ir beveik visiškai nesusijęs su Lietuva. O kada susikūrė pati valstybė, tiesą sakant, niekas ir nežino, nes va tas sekantis paminėjimas 1238 metų, tai kas ten sakoma apie Mindaugą? Ogi, kad Voluinės ir Haličio kunigaikštis Danielius siunčia Mindaugą mušti mozūrų, tai yra Lenkų. Ir siunčia ne tai, kad Mindaugo Lietuvą. Tai kas tada gaunasi? Buvo paklusnus Mindaugas Voluiniai tuo metu dar? O jeigu pasakymas Mindaugo Lietuva, tai buvo ir ne Mindaugo Lietuva, tai dar buvo kelios Lietuvos, nebuvo susivienyje. Ir apskritai toks pasakymas skamba, kad Lietuva tai čia ne valstybė, o kaip koks sinonimas kariuomenės, karinės grupuotės ar panašiai. Kažkokia visiška painiava. Grįžęs į istorinę areną, Mindaugas veikia gan energingai, sakytume agresyviai, pasilupa ir su Livonijos riteriais, ir su Rusios kunigaikščiais, su tuo pačiu įžymiuoju Aleksandru Neviškiu arba Nevskiu. Taip pat gali papliekti ir savo kaimynus, ir Jotvingius, ir Lenkus. Na, vietoje jisai tikrai nenusėdėjo, tačiau dauguma tų muštinių baigdavosi ir ne Mindaugo pergalė. Dar viena istorinė pasaka yra apie tai, koks buvo žiaurus ir baisus tas Mindaugas, kaip jis išmušė visus savo giminės ir taip užgrobė jų žemes ir sukūrė Lietuvos valstybę. Tačiau pasižiūrinti tas klanų kovas, na, vaizdas truputį netoks. Tiesa, vienoj pusėje kovėsi jo brolio, spėjama brolio Dausprungo, spėjama sūnus Tautvilas ir Gedvydas. Tačiau pasižiūrėkite, už Mindaugą kovėsi jo sesers sūnus, tai yra Lengvenis ir Treniota. Kas padėjo Tautvilui, pagrindiniam priešininkui? Padėjo jo dėdė Vykintas, kuris net nebuvo kraujo ryšių su Mindaugu susijęs, o spėjama, kad jo brolio žmonos brolis, kas jis buvo, nu tai ne kraujo giminė. Ir taip pat jau minėti broliai Bulionis 3, kurie visiškai krauju nesusiję ir kurie tose kovose žuvo. Tautvilas mirė dar vėliau nei Mindaugas, kaip mirė Vykintas tiksliai išvis nežinoma. Tai kaip žuvo ar pranyko Gedvydas irgi nežinoma, tai kas čia per visų giminių išžudymas. Atėjo laikas pakalbėti truputį ir apie Mindaugo krikštą, nes daug kas linkia jį kaltinti, kaip jis čia išdavė senasias protėvių tradicijas ir dievus ir perėjo į priešų pusę, kiti šlovina, kad įsiliejo į vakarų civilizaciją. Bet pažiūrėkime kontekstą. Per 10-metį jis jau buvo prisikūręs gerokai priešų, be minėtų žemaičių kunigaikščių. Prieš jį jau stojo ir kryžiuočių ordinas su Livonijos šaka, ir Rygos vyskupas, ir tas pats Haličio Voluinės kunigaikštis Danielius, netgi Jotvingiai prisijungė, nu praktiškai iš visų pusių buvo apsuptas. Tačiau kas kiečiausia, jis ne pirmas apsikrikštė. Jo priešų vadas Tautvilas anksčiau už jį nuvyko į Rygą ir apsikrikštė, kad būtent kryžiuočiai jį remtų, tokios tokelis. Tiesiog savo krikštų 1251 metais Mindaugas iš priešininkų koalicijos išmuša svarbiausią grandį, reiškia kryžiuočių ordiną. Maža to, per kryžiuočius išeina tiesiogiai ant popiežiaus, ir popiežius atsiunčia Rygos vyskupui ir jo kariuomeniai raštą, kad uždraudžia kariauti su Mindaugu ir gaunasi koalicija galutinai sugriuva. Pakankamai gudrus ėjimas. O dabar aptarkime dar vieną mitą, juodinantį labai Mindaugą, kaip jis susidėjo su priešais kryžiuočiais, išdalino beveik visą Lietuvos teritoriją, užrašė Teutonų ordinui. Ir ne tik, dar ir slavų žemės užrašė jau šiuo atveju Danilai Haličiui.
Kaip nekeista, tą patį atseit ir Naugarduką atidavė. Tai va, iškart išmušam kozirį iš litvinistų kaladės, kadangi jie sakydavo, tai jeigu Mindaugas užrašė žemaičius, tai jis tikrai nebuvo lietuvis, jis savų neužrašytų. Tai va, labas rytas. Pagal litvinistus jo sostinė buvo Naugardukas ir jis atidavė dabartiniam ukrainiečiam. Bet laikas ir šią pasakėlę išsklaidyti, nuvainikuoti, kaip sakant. Nes Mindaugas tikrai neužrašinėjo savo žemę, o tas, kurių net nevaldė. Pavyzdžiui, dalį Prūsijos, dalį Jotvos, dalį Žemaitijos, kur jo priešai sėdėjo ir jis tikrai ten jokios didelės įtakos neturėjo. Ir dar kas įdomiausia, tikriausiai nežinojate, kad kryžių yra išlikę 8 variantai Mindaugo užrašymų. Nes paskui vykusiais ilgais dar metais kovų su Lietuva kryžiuočiai visi įsitraukdavo, mojuodavo, kad čia Mindaugasgi buvo tą užrašęs ar aną. Tai gavosi, kad 8 kartus visi skirtingi. Paskutiniam tai iš vis jau visą Lietuvą atseit užrašęs. Tai dauguma ir taip istorikai laiko klastotę, o tie, kurie atseit galbūt susiję kažkiek su tiesa, yra nuorašai ten gal iš 19 amžiaus, o ką ten iš tikro buvo prižadėjęs, tai niekas ir nežino, svarbu tik apjuodint. Ir pagaliau priartėjome prie įdomiausios galbūt pasakojimo dalies. Jeigu specialiai to nesidomėjote, tai pasakojimas apie 3 karūnas turėtų jūs nustebinti. Ir pradžiai išsklaidykime dar vieną mitą, kad čia Mindaugui labai reikėjo karūnos ir jis viską buvo pasiruošęs paaukoti. O iš tikro buvo viskas atvirkščiai. Vakaram daug labiau reikėjo, kad Mindaugas karūnuotus ir štai kodėl. Kol Mindaugas dar tik lipdė savo valstybės pamatus ir retkarčiais pasimuždamas su sūnėnais ar nepritarančiais kunigaikštukais, piečiau Lietuvos vyko labai globalūs procesai. Mongolų antplūdis ne tik tai, kad sutraiškė buvusias Kijevo Rusios kunigaikštystės. Šita banga plūdo toliau į vakarus. Buvo sumušti Lenkai, Čekai, kryžiuočiai tie patys. Įsiveržta į Vengriją ir užimta visa Vengrija. Tai vakarai ten iš baimės jau visi dėjo į kelnes ir tik tai vien dėl to, kad mirus eiliniam Hanui visi grįždavo rinkti naujo, nebuvo paveldėjimumo. Tai iš Vengrijos ir centrinės Europos mongolai pasitraukė ir vėliau taip toli negrįžo, bet grėsmė tai liko. Štai kodėl krikščioniško pasaulio valstybė su popiežium prieš akį suko galvą. Kaip čia daryti, kaip kažkokią apsauginę zoną įsteigti, kuri priimtų mongolų smūgius. Ir štai naujasis popiežius Inokentijus IV po Mindaugo krikšto būtent tą ir sugalvoja. Reikia įkurti buferinės karalystės, kurios galėtų kautis, vietoj vakariečių. Ir štai popiežius siūlo iš karto 3 karūnas visiems 3 šio pasakojimo herojam. Tai yra šviežiai iškeptam katalikui Mindaugui, tada stačiatikiui Danilui Haličiui ir tam pačiam Aleksandrui Nevskiui, Naugardoje, Vladimiro Suzdalės ir dar kažkieno ten kunigaikščiui. Ir kas nutinka toliau? Mindaugas karūną priima, tikėtina labiau, kad karūnavosi per Šventą Petrą ir Povilą negu Liepos 6, bet čia detalės tik tai ir tampa Lietuvos karaliumi. Danielius Haličietis karūnuojasi ir tampa Rusios karaliumi. Jūs girdėjote kada nors tokį pavadinimą? Pirmas ir paskutinis Rusios karalius. O Aleksandras Nevskis, Neviškis, pajunta čia, kad kažkas negerai kvepia. Ir vietoj to, kad priimtų karūną, jisai nudaigoja savo brolį, nusiteikusi kovoti prieš mongolais ir gauna Jerliką, tampa jų vasalų. Tuo tarpu popiežius pažada organizuoti visos Europos kryžiaus žygį, remti naujųjų karalysčių, sumušti mongolus ir taip išplėsti vakarų gyvybinę erdvę į rytus. Kažkur girdėta, tačiau eilinį kartą istorija susiklostė ne taip, kaip buvo planuota. Jokia žadėta pagalba
iš vakarų riterių be abejo neatėjo, o grįžo mongolai. Išsiaiškinti, kas čia vyksta pas juos už nugaros. Mindaugas dėl šventos ramybės pasislėpė gūdžiuose Lietuvos miškuose ir nekišo nosies, kol pavojus praėjo. Nu, o vargšas Danielius Haličietis gavo gerai į skudurus, teko jam nusimti tą karūną, bučiuoti kojas mongolam, nugriauti įtvirtinimus, nulyginti pylimus gynybinius, bet jam buvo už tai išsaugota gyvybė ir jis toliau kunigaikštavo. Ir dar mongolai jį siųsdavo prieš Lietuvą pakovoti. Tiesa, tie pakovojimai buvo gana formalūs, nes Mindaugas ir Danielius buvo susisaistę jau giminystės ryšiais. Visų pirma, Mindaugo pusseserė buvo antroji Danieliaus žmona, o jo sūnus Švarnas, manoma, kad vedė Mindaugo dukterį. Pamatęs, kai buvo išdurti, Mindaugas ir taip jau spaudžiamas tiek žemaičių, ypač po Durbės mūšio, kai jie tikrai įgijo didelę galę, tiek matyti ir savo aplinkos, nusimeta pagaliau savo tą karūną svetimąją, susideda su tuo pačiu Aleksandru Nevskiu ir kartu nusprendžia užimti ne ką kitą, o Livonijos kryžiuočių sostinę, tai yra dabartinį Cėsį. Ir pasiruošta buvo gan rimtai, nes Aleksandras Neviškis jau gurguolės pilnas moterų ir vaikų iš paskos tempė, nes planavo kryžiuočių sostinę apgyvendinti naujokuriais iš Naugardo. Deja, tuometinė logistika pakankamai šlubuodavo ir gavosi taip, kad Mindaugo kariauna atvyko pirmoji, buvo nustumta ir išsklaidyta, o kad atvyko jau Neviškis su savo visam gurguoliam, pamatė, kad nebėra su kuo apsijungti ir vienas Cėsio nepaims, na ir grįžo atgal, o visa Baltijos kraštų istorija galėjo pasisukti absoliučiai kitaip neįvyko. O įtūžęs naujasis popiežius Aleksandras, nepavykus jo pirmtako 3 karūnų projektui, iš viso uždraudė tiek kryžiuočiam, tiek Rygos vyskupam ir kitiem krikščioniams sudarinėti bet kokias taikos sutartis tiek su pagoniais lietuviais, tiek su išdavikais Rusijos kunigaikščiais bei jo žinios. Kad tiek krikštas, tiek karūnavimas Mindaugui buvo pakankamai formalus dalykas, tiek kiek naudingas jo politiniam tikslam, įrodo labai daug detalių. Visų pirma, įsivaizduokite, mes net nežinom jo krikšto ir karališkojo vardo. Tais laikais tai visiškai neįmanoma, kad pagonis tiesiog užsidėjo karūną, netgi Vytautas Jogaila, kai priėmė krikštą ir jie turėjo pasivadinti Vladislavu ir Aleksandru. Jokių neturim užuominų, koks galėjo būti Mindaugo krikšto vardas, nes jį taip ir vadino karalių Mindaugu, netgi susirašinėjimu su popiežium. Savo sūnų jis leido tapti stačiatikių vienuoliu. Savo aplinkai visiems bajoram įsekusiam jis leido likti pagonėmis, nes mes praktiškai nežinom jokios giminės, kuri irgi rimta būtų apsikrikštijus kartu su juo. Treniota, kuris irgi dalyvavo sąmoksle, prieš tai buvo ištikimas jo karvedys taip pat. Ir po Mindaugo mirties toliau tęsė baltiškąją liniją. Tai gali būti, kad ten kažkokie rimtesni buvo nesutarimai, negu kad žmonos perėmimas. Tiesiog priešų kronikininkai mum nenušviečia viso paveikslo. Mindaugo istorija yra tokia paini ir miglota ir tiek mažai šaltinių, kad net dar Vytautas su Jogaila dėrybose su kryžiuočiais, kai jie mojavo eilinių iš tų priklastotų raštų dovanojimo, teigia, kad jie neįstikinę, kad iš vis toks valdovas kaip Mindaugas yra buvęs. Ir pabaigai vis tiek turime aptarti tokį opų klausimą, kuris niekur negvildenamas. Visi žinome Gediminaičių dinastiją, o ar su Mindaugo mirtim Mindaugaičiai visi žuvo lygiai taip pat? Ar kažkas išliko? Kiek iš viso Mindaugas turėjo sūnų, ne visai aišku. Kartu su juo, sakoma, žuvo Ruklys ir Rupeikis. Vėlgi žiūrėkit, kokie pagoniški vardai. Jeigu visą šeimyną krikštėjosi, tai turėjo gauti naujos. Taip pat buvo dar toks rašoma
Kęstutis, bet jis dar anksčiau išnyko iš istorijos negu Mindaugo nužudymas. Taigi lieka Vaišelgas arba Vaišvilkas. Vaišelga labai keista asmenybė. Realiai vyriausiasis Mindaugo sūnus, geras karvedys. Vienu metu ir Naugarduką valdė taip pat. Ir kažkaip jam susišvietė ir tapo stačiatikių vienuoliu. Po tėvo, tai yra Mindaugo nužudymo, jisai suspenduoja vienuolystę 4 metam. Pasirodo ir taip galima. Ir eina žudyti Mindaugo žudykų. Įveda tvarką Lietuvoje šiokią tokią ir grįžta į vienuolyną, bent taip sako mum istorija. Bet kai Mindaugas karūnavosi, tai popiežius jam suteikė teisę, kad vienas iš tavo sūnų taip pat paveldės ir bus karaliumi. Tai reiškia, Vaišelga kaip vienintelis likęs Mindaugo sūnus jau buvo Lietuvos princas. Nes formaliai, nesvarbu kaip elgėsi Mindaugas, iš jo nebuvo atimta karūna. Taigi Vaišelga buvo karališkasis princas. Ir tuos kelis metus, kuriuos valdė Lietuvą kaip didysis kunigaikštis, tai formaliai jis buvo ir karalius, nekarūnuotas, bet su visom teisėm į karalių. Taigi galima sakyti, kad Lietuva turėjo ir antrąjį realų karalių valdžioje. Bet ir tai nepabaiga, istorija labai spalvota. Pažiūrėkit, kas toliau buvo. Reiškia, jis vėl užsivelka vienuolio abitą, atsisako valdžios ir perleidžia valdymą tokiam Švarnui. Švarnas yra to Danilio Haličio sūnus. Jo mama yra Mindaugo giminaitė, jo žmona yra Vaišelgo sesuo, tai yra Mindaugo dukra, ir jis yra Rusios karaliaus princas lygiai taip pat, bet ne tik princas, bet ir dar artimai giminingas Mindaugui gaunasi, netgi pagal kraują. Tai gaunasi, kad jis tampa jau praktiškai trečiu karalium, Lietuvos ir Rusios karalium. Bet Lietuvoje Švarnui įsitvirtinti nepavyksta. Galbūt tam yra kelios priežastys. Visų pirma, jisai nesavas, dar iš stačiatikių kunigaikštystės. O antra, tai Vaišelgos mirtis, arba dar tiksliau nužudymas. O jį nužudo ne kas kitas, o Švarno brolis, Levas. Pasikviečia į puotą, pasirodo vienuoliai važinėja į puotas ir ten nužudo. Ar iš pavydo, kad ne jam sostas Lietuvos buvo pažadėtas, o galbūt realiai jautė grėsmę, kad ir vėl apsivilkęs vienuolio abitą gali bet kada Vaišelgas nusivilkti jį ir vėl atsimti Lietuvos sostą. Sunku pasakyti, bet lietuviai tokių bairių nepriėmė, Švarnui nepaklūso po to ir galų gale prasimušė į valdžią Traidenis. Tai čia jau panašu, kad ir baigėsi Mindaugo linija Lietuvoje bent jau. Nors yra tam tikros hipotezės, legendos, kad galbūt ir pats Traidenis yra šiek tiek giminė Mindaugui, galbūt po jo valdęs 4 metus toks Daumantas, bet ne tas, kur žudikas Mindaugo, kitas Daumantas, bet įrodymų tvirtų tam nėra. Todėl tai kol kas lieka paslaptyje skęsti, kol galbūt kada nors atrasime naujų šaltinių. Ir pabaigai negalime neatkreipti dėmesį dar vieną gana mistišką detalę. Kai 3 karūnų projektas žlugo ir atvirkščiai netgi tapo priešiškas vakaram, visi 3 veikėjai praktiškai mirė vienas po kito. Iš pradžių Mindaugas, keistom aplinkybėm nužudytas, po kelių mėnesių nunuodytas Aleksandras Neviškis, grįžtantis iš Chano, ir dar metų bėgi ir pats Danilas miršta, irgi ne namuose, rašoma praskridus kometai. Dar keiščiau. Tiesiog panašu, kad projektas tapo nereikalingas ir jį tiesiog kažkas uždarė. Kągi, jeigu patiko pasakojimas, spauskite patiktukus, prenumeruokite ir greitai nudžiuginsime naujais susitikimais. Iki.